Radio centras. Radijas. 6:02 žinias skaito Odeta Vasiliauskaitė. Generalinė prokurorė kreipsis į Seimą prašydama panaikinti Būkit laimingi. Čia lietus. Išeinu ir tyliai pamastau. Atskiras paliaubas. Muzikos istorija. Taip, šiandien gimė amerikiečių atlikėjas Chrisas Brownas, tai tą progą turim jo kūrinį, bet čia jis ne vienas. Čia su Beniu Benasiu, Beautiful People. Karitatyvinės organizacijos valdybos nariams už jų norą tęsti viešpaties atjautos misiją labiausiai stokojantiems, pastebėdamas, kad jų kasdienės pastangos visuomet turi būti skatinamos Kristaus meilės. It must be the charity of Christ that compels you in your daily work. That is the desire to bring to others material aid. Su gyvenimą ir lydėti mūsų tarnystę įkvėpti jo pažado, palinkėjo popiežius Leonas. Nelabai lygis, tai mums teka ten padirbėti, gal ten dirbam koks 3 mėnesius, lyginam tos su buldozeris, stumdėm tos kalnelis, paskiau išsinumavo greiderį, su greiderį lyginam, paskiau sudirbam tų žemį, užsėjam žulį ir po šiai dienai tą pat žulytę yra, prižiūrim, pjaunam. Ir žemė sutvėrėja, ir Jėzų Kristų, vienatinį jo sūnų, mūsų viešpatį, kuris prasidėjo iš šventosios dvasios, gimė iš mergelės Marijos, kentėjo prie Poncijaus Piloto, buvo prikaltas prie kryžiaus, numiręs ir... RS2 Šiaulių radijas. Gražesnio krašto už tave nėra, nes tu vienintelė. Tu Lietuva. Reklama. Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Prabangus laivas dabar sulaikytas prie Žaliojo Kyšulio krantų, kai šios šalies vyriausybė ir draudė išlaipinti keleivius. Laivyne įstrigė 150 žmonių. Susirgęs britas išvežtas gydytis į Pietų Afrikos Respubliką. Neskaidrus viešieji pirkimai mėgsta tylą. Mes nelabai. Nepriklausoma viešųjų pirkimų skaidrinimo iniciatyva Skaidrinam 2.0 pradeda darbą. Tyrėme, vertiname ir viešiname, kaip leidžiami mūsų valstybės pinigai. Skaidrinam 2.0. Dar daugiau muzikos netrukus. Reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurį tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausyti. Finansuoja Europos Sąjunga. ZFM. Daugiau muzikos.
temat. Czesi... Szanowni Czesi. Czesi się bardzo? Cieszni się. Czesi szturmują Polskę, słuchajcie. Właśnie czytamy, że w tamtym roku było ich prawie 9 milionów. Bardzo podobny nasz kraj, tak. Strasznie dużo. To po co? Ile jest wszystkich Czechów? Wszyscy przyjechali? Chyba tak. A to są ci od Rumcajsa i Krecika i Knadlików. To przecież oni tam wszystko mają. To po co przyjeżdżają do Polski? A nie wszystko. Nad morze podobno, bo nie mają morza. Jak Czesi nie mają? Na dobry początek dnia wiem, że Państwo lubią. 12 minut mamy po godzinie 7, a w studiu Trójki witam Stefana Bobrowskiego z Zarządu Zieleni Miasta Stołecznego Warszawy. Dzień dobry. Dzień dobry. No, ja zapowiedziałem dramatyczną historię Robin się. Ona rzeczywiście